lentelių paruošimas spausdinimui. Taigi turime pasidarę tam tikrą darbą, nusipaišę grafikus, lenteles ir taip toliau ir norime visą tai jau paruošti spausdinimui arba tiesiog padaryti dokumentą tam tikrą, kurį spausdinsime. Ir yra labai pravartus žinoti meniu, tai yra page layout ir yra print area. Tai su šiuo mygtuku galima nustatyti, tiksliau nenustatyti, galima ir nustatyti ir sužinoti kiekvieno lapo spausdinimo areną. Ir tarkim matote, kad tiesiog suskirstyta yra lapais, kiek telpa kiekviename lape. Tai tarkim, jau ši lentelė nebetilptų į lapą, ją reiktų mažinti, ją reiktų tvarkyti, kad štai matote, čia yra linijos, kiekvieno lapo ribos. Ir kad tilptų viename lape, tai jau reiktų tai tvarkyti. Nes, pavyzdžiui, bandykime išsaugoti ir galima saugoti nebe Excelio formatu, o tarkim PDF. Tai yra dažniausiai naudojamas formatas tiesiog tokiam lentelėm ir taip toliau. Ir jau matome, kad nebetelpa viskas arba sutilpia tik pusė. O visą kitą atvaizduojame. Taigi šios dalykus reikia tvarkyti ir tvarkyti tam, kad visą tai sutilptų į lapą ir po to išsaugojus nenusikirptų jom dalis lentelės. Tarkim, paimsim, čia įdėsime ir per naujo išsaugosime. Ir jau šitą lentelę yra sutilpus į lapą. Tai labai yra svarbu į tai atsižvelgti, kad po to padarius visą darbą svarbu pasitikrinti šitas spausdinimo ribas, kad po to netektų visko perdarinėti iš naujo.